dieną. Labą dieną. Dokumentus visi turit? Taip. Gerai, nelegalų neimkit. Ačiū. Tai dabar po tos ekskursijos startuojam iš čia. Pradedam važiuoti, sukam į dešinę, iki sankryžos, sukam į kairę. Žodžiu, Šalčininkų PGT atstovai važiuos prieki, pasistengsim vest, nes mes šitą maršrutą jau esam įsibandę. Ir prieki dar prieš mus važiuos Aleksandras su sala automobilių dažytų, su švyturėliais, taip kad matysim. Dabar esate Oškonyse, Dieveniškių istorinio regioninio parko lankytojų centre. Pats pastatas tai buvusi mokykla, kuri veikia čia nuo 1936 iki 1990 metų. Esame štai šitoje vadinamoje kilpoje, taip, dar kitaip Stalino krypkė vadinama. Na, kaip matot, iš visų pusių apsupta Baltarusijos ir vienintelis kelias, kuris veda į Lietuvą. Jokių kitų kelių nėra. Lietuvos vieta, Aukštojo kalnas yra, na, praktiškai 30 metrų.
finansiškai labai brangu. Sakykime, realiai brangu, kuris senelis gauna pensiją, jis net negali susitaupyti tokį malonumą. Ir jis turi vidaus tą savo pasą kažkokį tai. O čia reikalingas pasas su viza, su viskuo ir dar netgi draudimas. Jau, sakykime, mes jau... Dar kartą sveiki visi. Malonu, kad aplankėt mūsų padalinį. Tai mes esame valstybės sienos apsaugos tarnyba, pavadinta Vartinė užkarda. Vartinė užkarda, tai gerbiant žuvusį pasienietį, suteikami garbė nutildyti šitą užkardą. Ir trumpai mūsų funkcijas pristatys Eglutė, mūsų pasienietį, kinologė. Tai perduodu vairą jai. Dabar, va čia nais užėjkit. Užėjkit į vidų. Raimond. Vytų sako. Ką? Galbūt į čia dalį. Aš pristatysiu. Kam įdomu. Autentiškai. Labą dieną. Kiek atvyk langą? Tiki mirtim ir gimimu, elementoriais mūsų pirmaisiais ir pamatais gimtų namų. Tikiu, kad mūsų būvis duotas aukot pasauliui ir žmonėms. Tikiu, kad mūsų meilės duonos prireiks pasodint alkaniem. Tikiu, kad mūsų meilės duonos